Visi mes skirtingai nuostabūs, bet niekas taip nevienija, kaip geras maistas. Gaminkime, ragaukime ir kurkime skaniausius prisiminimus kartu. Labas, Daiva. Labas, Gediminai, sveiki visi. O aš turiu gerą naujieną, keliausim į Ispaniją. O kodėl? Kodėl? O todėl, kad Dovilė, mūsų laidos žiūrovė, atsiuntė prašymą išmokyti gaminti paelę, kadangi ji, kaip supratau, prijaučia tikrai Ispanijos virtuviai, nes prašo ne vieno patiekalo, bet mes pirmą pasirinkom paelę. Gaminsim tokią panašiausią į tipišką Valencijos paelę. Ten susiduria ir paukštiena, ir jūros gėrybės. Taip, pradėsim nuo sultinio. Pasimk mažą prikaistuvį. Šiai paeliai naudosime krevetes, kurias labai stipriai rekomenduoju nusipirkti su kiautu. Nebūtinai su galvom, bet su kiautu ir nuvalius neišmesti lukštų. Į prikaistuvį įpilk šlakelį tyro alyvuogių aliejaus, įmesim paskaldyto česnako ir įkaitinam. Česnakas šitam sultinukui suteiks ne tik skonį, tačiau jam pradėjus čirškėt, aišku ženklas, kad aliejus jau įkaito. Sudedam ir apkepinam nuo krevečių nuvalytus lukštus. Dabar sumažinam kaitrą ir dabar reikės maždaug 2 stiklinių vištienos sultinio. Aš žinau, kad mes savo gardu parduotuvėliai turim puikių sultinių. Prašau. Įpilam sultinį. Koks sodrus. Taip, truputėlį pamaišom. Palaukiam, kol užvirs. Ir užvirus sultiniui įdedam šafraną. Šafranas yra bene brangiausias prieskonis. Iš tokios gėlytės kroko išimta atsargiai pirščiukais piestelis. Šitas prieskonis suteikia daugiausia spalvos ir aromato. Labai tokio stipriai išraiškingo skonio jisai nesuteikia, bet duoda savo. Taigi, metam šafraną. Galiu pamaišyti? Taip, dabar gali pamaišyti. Ir užvirus galim nukelt nuo kaitros, kad sultinys iš šafrano ištrauktų visą gerumą. Reikėtų pasirinkti tokią keptuvę, kurią vėliau galėtume dėti ir į orkaitę. Tai, kad būtų jinai visa metalinė, be plastikinių rankenėlių ir taip toliau. Tai šitą mums idealiai. Taip. Čia yra idealus variantas, nes kitu atveju mums reikėtų apsikeptinėti keptuviai ir dėti kitą indą, kuris tinka į orkaitę. Taupom žodžiu laiką, šeimos ir... Be abejo. Taip, įjungiam. Pradėsim nuo šlakelio tyro alyvuogių aliejaus. Sunku darbą šiandien padarysiu už tave aš. Gerai, aš verkt nemėgstu. O aš jau nebeverkiu. Ir reikės vieno saldaus svogūno. Reikia stebėti česnaką, nes jisai labai staigiai gali sudegti, jame yra labai daug natūraliai susiformavusio cukraus, taigi tikrai neleidžiame jam pajuoduoti. Svogūnus reikia kepinti tol, kol jie tampa skaidrus. Mažas patarimas, jeigu tu taip keptuviai viską išlygini, tu uždarai, tokią uždedi kaip plėvelę ant keptuvės dugno. Ir tada bus? Kepimas gaunasi ne kepimas, o virimas. Turi likti nors truputį tarpelį. Tai reikia tarpelius palikti. Tu iš esmės, kai pamaišai ir palieki. Turi būti betvarkis. Iš esmės taip. Ir svogūnai turi leisti jam natūraliai trupučiuką pasikaramelizuoti. Jis tada atiduos skonį. Mums nereikia virto svogūno, mums reikia pakepto svogūno. Kol kepa svogūnas, aš papjaustysiu čiorizo dešros. Čiorizo vėlgi yra tipiška ispaniška dešra ir supjaustysiu tokiais maždaug 0,5 centimetro gabalėliais. Paelė geriausiai tinka nei minkšta, nei labai suvytus, tokia pusiau minkšta dešra, o ar aštri ar ne, tai čia jau priklauso tik nuo jūsų. Labai daug nereikia, iš esmės dešra yra kaip prieskonis, nes jame yra įvairių Jo, labai skanu, čia reikia. prieskonių, kurie pagyvina būtent paelę. Puiku.
Toliau vištiena. Geriausiai tinka ne krūtinėlė, o blauzdelių mėsa. Jis yra raudona, yra šlapesnė. Reikia supjaustyti maždaug tokiais gabaliukais, kokie bus krevetės. Kad viskas būtų panašaus dydžio. Jom reikia kepti maždaug vienodą laiką. Taip, aš taip suprantu, krevetėm ir vištienai? Ne. Vėliau dėsi krevetės. Tikrai taip. Svogūnai, matai, nuskaidrėjo, čiorizo paleido jau savo prieskonius. Jau raudonėja ir svogūnas. Dedam vištieną. Dabar išmaišyk ir vėl palik. Taip, permaišyk. Taip, permaišyk ir palik. Nes jeigu vėlgi maišysi nuolat vištieną, jinai nekeps, o paleidinės sultis. Taip, dabar vienas iš kertinių ingredientų ispanų virtuviai, tai rūkyta paprika. Jos reikėtų įdėti, kad būtų ne per daug, kad neužgoštų kitų skonių, maždaug pusę šaukštelio. Pusę šaukštelio. Palauk, aš va taip pabandysiu. Nu, maždaug taip. Pusę šaukštelio arba vieną šaukšto galiuką. Ir įdėsim kokius 4-5 šaukštus trintų pomidorų. Gali būti trinti pomidorai su prieskoniais, gali būti švieži pomidorai, bet juos tada reikėtų sutarkuoti ir tada garinsis truputėlį ilgiau. O šitą įdėk ir užteks. Maišom. Išmaišom. Dabar sultis nuo pomidorų atplaus, degleizins, taip sakant, keptuvės dugną. Tai žodžiu nebijoti, jeigu biškai ten prisvyla. Dabar gerai viskas. Valia. Dabar viskas puiku. Druskos. Na, jau dabar aromatas labai geras. Sumažinam kaitrą, na, pas mus yra 10 padalų, sakykim taip, sumažinam iki kokių 5-6. Į paelę, bet kokių ryžių dėti negalim. Ispanai naudoja apvaliagrūdžius ryžius, jie yra labai krakmolingi ryžiai, į juos įsigeria daugiausiai skysčio iš visų ryžių rūšių. Tai tikrai nenaudokit jokių basmatį, jazmin, plikytų ir taip toliau. Jeigu turite savo spintelėje risoto ryžius, galite panaudoti juos, bet jokių būdų ne kitas rūšis, o geriausia būtų apvaliagrūdžiai, ispaniški bombita, bomba ryžiai. Bomba, jo, tarp kitko, kai vežiausi iš Ispanijos ryžius pirmą kartą paėlė į bombą, tai biškai pergyvenau, nes buvo 2 dideli pakeliai, ant kurių buvo užrašyta bomba. Taip, tai... Gerai, gaminam toliau. Gaminam toliau. Keptuvė yra maždaug 20 cm diametro. Tokiam kiekiui ir maždaug 350 ml sultinio reikės 200 gramų ryžių. Ir jos tiesiog čia... Dabar bus labai atsakingas momentas. Čia suklysti jau nebegalima. Tai gal aš traukiuosi ir tai čia? Kai mes įdedam ryžius ir užpilam sultinį, nieko maišyti ir judinti nebegalima. O Dieve. Tokia yra paėlios esmė. Gerai. Tolygiai taip išbarstyk per visą... Kaip lutelę tokią, taip padaryti. Drąsiau. Čia mano pirmas kartas, kada aš darau paėlę. Taip. Tada užpilam sultinį, kurį paruošėm anksčiau. Tai tiesiog pilk drąsiai per sietelį. Visą sultinį. Koks puikus kvapas. Ir viskas, ką galima padaryti, tai pajudint, kad išsilygintų ryžiai. Viskas. Viskas? Tada paimam krevetės ir jas tiesiog per visą plotą išdėliojam, pamėtom. Ir čia jau bus viskas. Jau paliksim ir tik tai reikės palaukti, aš taip suprantu. Dar ne. Truputėlį kantrybės. Gražu, ar ne? Labai gražių turiu žirnių, jaunų žirnių. Jie dar vadinasi sviestiniai žirneliai, jeigu neklystu, tai jie labai skanūs. Iš esmės, tai tiesiog... Čia tokios gaivumos ar šalumos? Taip. Ir visas šitas grožis keliausia orkaitėm. Orkaitę įsikaitinam iš anksto iki 200 laipsnių, jeigu be vėjelio 220 laipsnių ir kepsime apie 20 minučių. Per tas 20 minučių turi ryžiai pabrinkti, atrodys, kad praktiškai sugėrė visą skystį. Tai vizualiai matysis, kad ryžiai yra paviršiuje. Baigus ruošti paėlę, ją reikėtų uždengti. Tam, kad jinai neatšaltų visų pirma, visų antra, tam, kad ryžiai baigtų brinkti.
vienintelį dalyką, kurį iš tiesų sudėtinga padaryti ir kas yra paeliai labai būdinga, tai baigus ją ruošti virti ryžius, ją grąžina ant aukštos kaitros, kad jinai truputėlį pridegtų. Taip, ir dar yra sakoma, kad būtent dėl šio kąsnelio labiausiai yra pešamasi, nes jisai būna kaip pakepęs, traškus ryžio toks paplatėlis. Taip, tikrai taip. Tai namuose tą padaryti yra labai sunku, tačiau negaligi visko. Nu tai. Truputėlis žalumos, truputėlis citrinos sulčių. Ką ragaujam? Ragaujam. Sėdės. Čia būk atsargi. Karšta. O, visko paėmė. Kaip kvapnu. Wow. Labai gerai. Krūvai įvairių skonių. Ir jūros gerybės, ir čiorizo, rūkyta paprika, vištytė. Man čia viskas labai dera. Atrodytų, kad krevetės ir višta ir čiorizo. Atrodo nesiderinami dalykai, bet žiauriai gerai, tikrai. Netgi labai negerą tokį gal dalyką pasakysiu, bet man netgi skaniau negu Ispanijoje valgiau. Man ten buvo kažkas, ne taip. Pati pasidarė? Dovilė, labai lauksim tavo nuotraukos, jau gatavo patiekalo. Jeigu aš pagaminau, kaip Gediminas sako, tai tikrai pasidarysi taip pat. Tai ką? Ne, iš tiesų paprasta. Mes keliaujam valgyti šitą nerealų patiekalą. Komandai tįsta seilė, aš tikiuosi. O Gediminas po reklamos grįžtų. Po pertraukėlės grįšiu ir keliausiam šį kartą labai toli į rytus, į Japoniją, gaminsiu japonišką blynelį. Skamba viliojančiai, iš tiesų paprasta pagaminti, bet netrukus pamatysim.